reiškia, Jūsai yra taip pat prancūzų firmos, čia yra šveicarų garsiakalbinė įranga, jeigu jūs kažkada tai buvo, tai čia yra tas pats, kas telefonas. Vieni su kitais. Mygtuko net nėra, reiškia, prisėlėti ir šnekį. Esmės interkomas. Jo, tas pats interkomas, paprasčiausiai, reiškia. Ir aš dar atsimenu, būdavo mygtukas, spaudyti ir taip toliau. Nebėra, tai nebetuku. Jo, trumpai šnekant gali. Tai va, čia jie yra, sakysim, jeigu jums įdomu, ne dabar tas lėktuvėlis nesimituos pavyzdžiui man. Atėjo, buvo. Atėjo, tūktumas, tokie lakūnai. Jis nuo kalniuko bėgs, pažiūrėsim, kaip jisai nusileis. Boring. 737. 737, Orela turi 2737, vieną mažiuką panašau jo tipą, reiškia, biznis klasė jo beveik nebūna, ir paskutinis pirkinys va tas, didžiulis 757. Jau, jis ilgesnis. Kiek? 200 keleivių dar? 200. Pagode Kultūros partijos išlaidų Boeing runway 20, land kilo Alfa. 2 kilo Alfa, holding point 20, Čia kaip jūri, ne, ateina. Kenya 420, laba diena, started at Plus runway 20, Kenya 1001, and your clear destination is Rhino Foxy for the Go 5 Tunnel, maneuver right and direct to Wabra Point, climb flight level 240, squawk 640D. Runway 20, Again, your fast message. Gerai, atsiprašau, tada tikėkitės per Mielas išlygos nuo apie 20 metrų. Vertikaliai, nes jinai yra mokama, reiškia, ir būdavo, reiškia, anksčiau, sakysim, kaip ateina užsienietis, mes jam mums jie ir duodam. Tai nevarona nevakėt, kaip skaičiuot, tai jie sako, ko mums duodat, mes nenorim, mes viską... Ir mes dabar rašym nuostatą, kad jeigu paprašai, prašau. Iš karto čia yra šitas. Nu, sakysim, jo, Avia Baltic, tai yra Baltikas, tai nusidarius, sakysim. Ne, jisai yra šitas. Raimas okei, karus. Vokelius.
Dabar šitą neramiau. Dabar buvo toks geras klausimas užduotas, ne, sako, kur visi Šarulienė, ten Krūga, ne, ir taip toliau. Iš karto visiems, jie atsimena, ne? Nebėra, nedispečera Rulienė, nedispečera Pastatį, nedispečera Krūga, nebėra. Padhodavo dabar aš jums pasakysiu. Dabar šitas žmogus, kuris sėdė man iš dešinės, jisai atlieka funkciją, principą. Rulienėje ir Stat. Jisai vadinasi Tower, nu, sakysim, bokštas lietuviškai, ne? Tai jisai dvi funkcijas atlieka. Šitas, ne, kolega yra, kuris sakė 36, aš jis jau žinau, 3 metam, reiškia. Jisai atlieka funkcijas Krūga į Padhod. Ir taip ir vadinasi dabar prieigo, Padhodą, ten, approach, skrydžių vadovas. Reiškia, jie dviese dabar tvarkosi, reiškia, čia pas mus apie Vilnių, jeigu, reiškia, kad įdomu būtų. Jie tvarkosi oro erdvėj, kurį užima, nu, Elektrėnus gerai žinot, radiusu, sakysim, 50 km ir į aukštį 3 km. Šitoj oro erdvėj jie dviesi ir tvarko. Analogiška oro erdvė ir sistema yra ir Kaune, ir Palangoj, ir Gamburga 25. Ir Šiauliuose. Toliau mes nepasiesim. Toliau mes nueisim. Gamburga pagal 25. Jisai, sakau, yra, ir tiesa dar vieną punktą pamiršom su toliu. Jisai principai ir Pastatį. Nes nebėra Pastatį, dispečerių miškai. Tai vat jisai greitai dabar, greitai. Bokštas ministras Vėlkis, kad tai patikrins. Meistras, laba diena, kur esate? Nu, bokštas, laba diena. Leidžiu užimti KTT. Anatolija yra. Laba diena, Dabar toks laba diena, Vilnius transportas bana iš Aš pasakiau, kad tikrai dvi kalbos yra oficialios, gali, visi žino lietuviškai ir visi žino angliškai. Dvi kalbos. Ne. Ne, užėkit rytoj. Užėkit rytoj. Netgi, pavyzdžiui, kai atskrenda, kai, sakysim, nu, atskrenda netgi, ką čia vežė, ten, Lavrovas, sakysim, reiškia, Rusą vežė, Rusų įgulą ir taip toliau, tik tai angliškai šnekėjo. Ir antras, reiškia, yra tarptautinės toks jau dalykas priimta ir... O lietuviškai gali? Jo, sakau, lietuviškai ir angliškai. Yra įteisinta aviacijos įstatymė. Tie dalykai parašyti. Bet jeigu kas netaip, galima skaidriai pasakyti lietuviškai. Negali. Yra kartais būdavo, reiškia, nu, taip, išjuokaudamas galiu pasakyti, jie tarp savęs, jie pasako. Jie tarp savęs, bet nenuspausti. Nes kaip ir anksčiau jau, nu, anksčiau nežinau, bet, sakysim, kiek aš atsimenu, viskas, ką jie daro, Kariuomenėje aš sėdėjau per tokio dabar pulto. viskas, ką jie daro, ką jie šneka, yra užrašę. Ir laikoma. Ir ne tik tai, ką jie šneka, ką jie mato dabar, šiuo metu. 90 dienų aš galiu pasižiūrėti bet kokiu momentu, ką jie darė. Taip, kad grinai, ką jie mato. Reiškia, ne taip bus iškreiptas vaizdelis ar kažkoks, bet grinai toks, ką jisai turėjo. Va, по-русски, товарищ. Прокомментуй. 2-0 на Немец, давайте. Mūsų kaimynai yra Minskas, pakomentuosiu, reiškia, ir čia buvo ant žeminio ryšių, kažkas yra pas mane buvęs ir sako, sako, mes girdėjom rusiškai kalbas, nu, jisai kalbėjo su kaimynu, ant žeminio ryšių, ir žodžiu, gal ir lenkiškai pasišta, kad su lenkiškai, nes mes turim kaimynus ir lenkiškai, reiškia, su Minsku rusiškai, o su rusiškai nemoka. O, ko gero ne. Ko gero ne. Sekančią naktį mano anūkės išskrenda į Turkiją savaitėj. Čia papašokiais. Prisimintumėt buvusių sovietų laiką.
Ten yra ir диспетчер руление, диспетчер посадки, диспетчер стартов, вспомогательного круга, yra visi sėdi. Nori pažiūrėti. Reiškia, mes turim dabar skrydžių ne tik vadovų, noriu pasakyti, ir vadovių. Reiškia, sovietų laikais, tai žinau, buvo vienas, aš žinojau dar vieną moteriškę. Su lakūnais buvo. Sovietų laikais daugiausia būdavo nurašyti lakūnais. Jo, bet moteriškės vieną žinau. Minsko подходas tokis, kamui balsavimui. Gali būt. Tu klausausi, tam taip gražiai klausimai. Pas mus irgi būna ir varžybos, ir taip varžybos, ir klubai, ir 16 lėktuvų. Irgi žanimų reikia, ir lietuvių, ir tas visiškai skaitimas. Ne, aš jau principą atsakiau į tokį dalyką. Tikrai aiškiai galiu pasakyti, nebūtų. Jeigu jie tarp savęs čia taip ir pasako kažką, bet nenuspausdami, kad kažkas atsirašytų, suprantat, reikia. Tikrai nebūna. Jūsų dalyką aš įsivaizduoju. Teko ne vieną kartą dalyvauti ir taip toliau. Ten, kai varžybom vadovauja, yra visiškai kitokia specifika. Jinai visiškai frazeologija, galima pavadinti, žodžiai, pavyzdžiui, nesuprasdamas, nežinodamas ir gali nežinoti, ką viens kitam tam šimtui jūs pasako. O dabar frazeologija... Ne tokį gyvenimo susidaryti, o čia yra viskas aprašyta. Ta frazeologija Palangai, Vilniui, Kaunui, Šiauliams skirtinga. Visa vienoda. Ir kas sugalvojo tą visą frazeologiją? Jeigu pradėti nuo įkavo. Mes reiškia nurašytas, jie nurašė ir... Mes nežinom. Jeigu Profesinis klausimas. Žemės transportas dabar kas valdo iš kur? Čia tau ir iš čia. Šitas tas pats žmogus, kuris ir sakė rulenį, kai aš sakiau. Bet jisai principai, va dabar mašiniukas, jeigu važiuoja peronė, važinėja, jie važinėja, sakysim, pagal savo taisyklės, savo keliais, kas yra aerodromo biznis, ne? Yra mašinos, kuriems yra leista, mums yra pagrindinis manevravimo laukas, kaip vadinamas, ne? Tai yra takas ir nuo to tako... Tai ne foto 01200 degrees 10 knots. Tenai tokas, to nevan contact in approach 120 Jeigu važiuoji lygiai, tai jį bum, tai va toks. O čia jie stačiukais važinėja, jie irgi gražiai važinėja, bet jie žino ten tas taisyklės, jie laikosi pas aerodromą. Iš karto pasakau, visas tas ūkis, kuris yra oro uostas. Ne mūsų įmonė. Mes jau dabar, aš jau panašau, kada buvau peronė. Tenais laikais mes būdavom peronė, dabar jau mums ten nebėra ką daryti. Iš to viso ūkio, ką mes, sakysim, kokią įtaką turim, jų dalyką. Pas mus yra šviesos sistemos valdymas. Šviesos sistema yra fizinis oro uostą, o valdom mygtukus spaudžia, jie spaudžia. Kartais buvo čia senai, sako, jūs per daug šviesūdė, suprantame, pinigai čia, o spaudžiame. Tai o mums toks reikalavimas, bet senai buvo nebėra, kartais išeina. Tai va tokie dalykėti. Ar jau įmės kokias ar ne? Šviesiukės mes deginam nuo 6 kilometrų. 6 kilometrai ir mažiau. Apie matomumą geras toks klausimas. Jūsų laikais turbūt nebuvo. Dabar pas mūsų Vilniaus oro uoste lėktuvai gali leistis, kai yra ant tako matomumas 550 metrų. Jis vadinasi ant tako. Horizontalus, ne šitą. Įvertina prietaisas. Įvertina prietaisas, mes jį turim, bet tai yra toks dalykas, kad meteorologinis matomumas bus kažkur tai, nedaugiau 200 metrų. Kodėl tas yra ant tako didesnis? Todėl, kad susideda, reiškia, dalykai, lemputės, kurios šviečia, reikia žiūrėti, kiek tu tą lemputę matai. Tai baigiai. Jeigu rūkia
medis, tu ją nematysi, bet jeigu lemputė uždedi, tu ją matysi. Tai va, lemputė matysi turi 550 metrų.